Šalia klaipėdiečių pamėgto ir gausiai lankomo prekybos centro po rekonstrukcijos atnaujintame pasaže su stacionariais prekybos kioskeliais bei prekystaliais laukiami prekiautojai. Bent jau taip skelbiama naujojo turgaus internetinėje svetainėje, kuri po Vingio pasažo stoginės rekonstrukcijos darbų ėmėsi administruoti lauke įkurtas vietas prekybininkams. Mes savo reportažuose jau rodėme Vingio pasažo stiklinės pastogės statybos ir jo prieigų tvarkymo darbų eigą. Darbai, kurių bendras sąmatos kaina per užsitęsusius, tai yra 3 statybų eigos metus gerokai išaugo ir siekia 1,5 milijono eurų sumą. Akivaizdu, jog apkarto Klaipėdos miesto savivaldybei. Gal todėl ir kalbos apie čia planuojamą požeminės perėjos rekonstrukciją nutilo, bet tikėkimės, jog trumpam. Ir atnaujinimo darbai dar bus pratęsti. O štai prekybininkų anksčiau mėgiama vieta dabar merdė. Bet gal tai labiau susiję su žiemos sezono nepatogumais lauko prekybai. Deja, sunku atsakyti. Todėl pavasarį mes dar būtinai čia sugrįšime. Gaila, jog ir tie keli prekybininkai, čia pardavinėjantis medų, daržovės ar asmeninės buities rakandus, savo įspūdžiais dalinosi nenoriai. Bet tikimės, jog dar išsivaduos iš žiemos sąstingio ši palaipsniui gražėjanti vieta ir daugiau dėmesio bus skiriama pačių prekiaujančių žmonių geroviai. Nes, kaip minėjo, keli į kamerą atsisakė kalbėti prekiautojai, surinkti vien prekybinės vietos nuomos mokestį, parduodant vos kelias žoleles ar kiaušinius, nėra taip paprasta. O tikslą uždirbti, matyti jau seniai užgožia laiko praleidimo būdas. Pavyksta jums kažką uždirbti iš to? Reikia mėginti. Tad ir jūs, mieli žiūrovai, raginame palaikyti bandančius išsiversti tikrai ne pačiais lengviausiais būdais žmonės. Ir apart didžiųjų prekybos galiūnų generuojamo pelno prisidėti prie smulkių prekeivių gerovės. Ačiū, kad esate kartu su Klaipėda TV. Ir iki kitų kartų.